Lauko daržovių pasėlių plotai Lietuvoje užima apie 14 000 hektarų. Per paskutinius 5 metus vidutiniškai išauginama apie 230 000 tonų daržovių. Didžiausią dalį sudaro šakninės daržovės – morkos, svogūnai, burokėliai ir kitos. Vartotojams patiekiama daug kopūstinių ir žalumyninių daržovių. Iki 80% išaugintų mūsų šalyje daržovių suvalgo vietiniai vartotojai. Lietuvos daržovių augintojai laikosi pagrindinių 5 bulvių ir daržovių auginimo principų. Pirmasis skelbia, kad norint užauginti saugią produkciją, reikia laikytis integruotos augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų. Antrasis – tai įsipareigojimas laikytis optimalaus tręšimo, atsižvelgiant į dirvos ir augalų agrocheminių bei cheminių tyrimų rezultatus. Trečiasis principas – sėjomaina. Ketvirtasis – veislių atsparių kenkėjams ir ligoms pasirinkimas. Penktasis – tai modernus žemės dirbimo, derliaus nuėmimo, prekinio paruošimo ir sandėliavimo technikos naudojimas ūkiuose bei kvalifikuoti ir apmokyti ūkio darbuotojai. Ne veltui sakoma, kad bulvės antroji duona. Pastaraisiais metais Lietuvoje bulvėmis kasmet apsodinamas beveik 40 000 hektarų plotas, ankstyvosiomis 1500 hektarų. Per paskutinius 5 metus kasmet buvo prikasama apie 580 000 tonų bulvių, ankstyvųjų bulvių iki 30 000 tonų. Beveik pusė bulvių derliaus suvartojama Lietuvos gyventojų reikmėms. Daugiau nei 98% bulvių ir daržovių užauginama stambiuose ir smulkesniuose specializuotuose ūkininkų ūkiuose. Lietuvos daržovių augintojų asociacija vienija 72 narius. Siekdami patenkinti vartotojų poreikius, jie atsakingai kontroliuoja kokybės reikalavimų laikymasi visose technologinėse grandyse ir atvirai dalijasi patirtimi jau 4 metus pažangiausiuose ūkiuose organizuojamuose lauko dienose. Seminarų metu į ūkininkų klausimus atsako geriausi vietos ir užsienio šalių daržovių auginimo specialistai bei mokslininkai. Asociacijos narių bulvių ir daržovių pasėlių plotai kiekvienais metais didėja. Vidutinis prekinis derlingumas sudaro apie 35 tonas hektarui. Asociacijos nariai išaugina iki 70 000 tonų bulvių ir 50 000 tonų daržovių. Pagal išankstinės sutartis produkcija išvežama į mažmeninės prekybos tinklų parduotuves, didmenines bazes, viešojo maitinimo įmonėms, eksportuojama į Rusiją ir Baltijos šalis, parduodama prekyvietėse, ūkininkų ir mobiliuosiuose turgeliuose. Norinti šviežių bulvių ir daržovių gali įsigyti tiesiai iš ūkio. Bulvės ir daržovės laikomos moderniuose ventiliuojamuose ir šaldymo saugyklose, kurias turi įsirengę visi stambesni ūkiai.
Esant būtinybei, naudodamiesi ES paramą įsigytomis šiuolaikiškomis didelio pajėgumo rūšiavimo ir pakavimo linijomis, Lietuvos daržovių augintojai gali greitai ir kokybiškai sufasuoti produkciją pagal pirkėjo poreikius į tinklelio ar plėvelės pakuotes. Lietuvos vartotojai jau įsitikino, kad mūsų ūkininkų produkcija turi esminį privalumą. Kaip rodo Lietuvos laboratorijos atliekami tyrimai, Lietuvoje išaugintose daržovėse ir bulvėse randami mažesni nitratų ir cheminių medžiagų kiekiai nei atvežtinėse. Dėl šios priežasties Lietuvoje išaugintos daržovės bei bulvės vertinamos ir Rusijos rinkoje. Derlingas dirvožemis, gamtinės sąlygos bei taikoma sėjomaina leidžia išauginti kokybišką ir saugią produkciją, naudojant santykinai mažus pesticidų ir trąšų kiekius.